Visoje šalyje stengiamasi kuo daugiau jaunimo įtraukti į kaimo plėtrą. Jau tapo tradicija kas 2 metus organizuoti meistriškumo konkursą Žemės vaikai. Jį rengia Lietuvos žemės ūkio ministerija ir kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija. Joniškio žemės ūkio mokykloje vyko antrasis iš 4 zoninis konkurso etapas. Čia būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai ir apželdinimo specialistai turėjo atlikti teorinės ir praktinės užduotis. Dalyviai iš visos Lietuvos profesinio mokymo įstaigų turėjo pagal brėžinius pasodinti įvairias gėles, agronomijos laboratorijoje atpažinti augalus bei trąšas, pademonstruoti figūrinį vairavimą traktoriumi bei atlikti kitas gyvulininkystės ir augalininkystės užduotis. Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus Liudo Jonaičio pasakojimu, pastaraisiais metais vis mažiau jaunų žmonių rinkosi žemės ūkio profesiją. Todėl šis konkursas yra vienas efektyviausių būdų daugiau jaunuolių įtraukti į kaimo plėtrą ir saugoti tradicijas. O vienas etapų būtent Joniškio žemės ūkio mokykloje vyksta neatsitiktinai. Pas mus, kadangi žemės ūkio technologijų bazė yra ganėtinai gera, daugiausia Lietuvoje iš visų žemės ūkio mokyklų mokosi mokinių, taigi ir konkursas organizuojamas jau kelinti metai pas mus. Kadangi mūsų mokytojai labai turintys aukštą kvalifikaciją ir mūsų mokomoji praktinė bazė ganėtinai gera, tai mūsų mokiniai visada gana stipriai ir pasirodo ir tam konkurse kitas iki ir nepatogu, kad dalyvauja mūsų mokiniai ir užima prizinės vietas. Kiekvienoje užduotyje dalyvius vertino kompetentinga komisija. Joniškio žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo skyriaus vedėjo tikinimu, visi vertintojai profesionalūs savo srities specialistai. Tad mokiniams reikėjo ypatingai pasitempti. Siekiant objektyvumo buvo pasitelkta komisija, galima sakyti, iš šalies. Bet tai nėra svetimi žmonės, tai nėra tie žmonės, kurie visai nesusiję su pedagoginė veikla. Šitos komisijos nariai dalyvauja ir kvalifikacinių egzaminų komisijų darbe, vadinasi, jie yra baigę tam tikrus kursus ir vertina, žino, kaip vertinti ir ką vertinti. Šiandien Joniškio žemės ūkio mokykloje sulaukta dalyvių iš įvairių miestų, tarp jų ir jau nebe pirmus metus šiame bei kituose panašiuose konkursuose dalyvaujančios mokyklos. Tai yra mūsų partneriai, socialiniai partneriai, su kuriais mes bendradarbiaujam, vykdom įvairius projektus, na ir žinome, visą laiką vieni pas kitus važiuojam į konkursus. Kadangi pedagoginį darbą dirbu 6 metus, tai 6 metus kiekvieną rudenį atvažiuojame būtent į Joniškio žemės ūkio mokyklą dalyvauti kilimų konkurse. Pirmiausia, susitinka tos pačios specialybės mokinius. Na, galbūt kartais varžybos iššaukia susidomėjimą labiau specialybę, na ir tai skatina. Geriausiai pasirodžiusieji zoniniuose etapuose gauna teisę dalyvauti baigiamajame konkurso etape ir varžytis dėl garbingo žemės dukros ir žemės sūnaus titulo. Baigiamasis profesinio meistriškumo konkurso Žemės vaikai 2012 etapas vyks birželio 15-ąją. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios.